diena. Šią dieną mes prisimename visus patyrusius ir išgyvenusius tremties siaubą. Gedime ir gedėsime tų, kurie už mūsų laisvę sumokėjo brangiausią kainą – gyvybės kainą. Gimė ir viltis. Viltis išlikti, atminti ir išsaugoti. Gerbėmieji, kasmet birželio 14 mes minime gedulo ir vilties dieną. Prisimename skaudžius savo šalies istorinius įvykius, pagerbėme tragiškas netektis. Lietuvoje turbūt sunku surasti žmogų, kurio nepalietė tas laikotarpis ir šie istorijos vingiai. Dovanoti prisiminimai, surašytos knygos šiandien leidžia mums suvokti, kad prieš daugiau nei 70 metų vykę trėmimai ir kankinimai nėra vien besmenis taškelis. Birutė Žilėnienė. Susirinkome prie tremtinių kryžiaus pagerbti kančia paženklintų okupacinio režimo tremčių, represijų, įkalinimų, kurie šiandieną įvardyjami kaip brutaliausi 20 amžiaus nusikaltimai žmoniškumui. Tačiau stovėdama čia prieš jūs, gedulo ir vilties dieną, noriu pasakyti, kad jūsų gyvenimai yra didžiausia ir svarbiausia tikėjimo ir vilties pergalė prieš sovietinio režimo represijas. Jūsų tikėjimas ir viltis iškęsti katorgą, tremtį, artimųjų netektis, sugrįžti į tėviškę, susijungti vėl su artimaisiais, išblaškytais po Sibiro tremties vietas ar gulagus, išgyventi sovietinės valdžios nuolatinį pažeminimą, persekiojimą ir liudyti savo gyvenimas tai, kad blogio siautėjimas neturi galios prieš tikėjimą, viltį, laisvės troškimą. Išbraidžiusi taigas, kalnų pokšnius ir ledo lytis padais kruvinais, tėvynė tavyje gyventi trokštų ir tavo žemei virsti pelenais. Priglausk, prisotink juodą duoną rūgio, nuplauk bangoj šventosios nuostabios, gyvybės jėgą kaip sparnelį drugiui ir džiaugsmo žybsnį ji man dovanos. Dabar prašome padėti gėles. Dėkui.